Okay, let's go. Raišausi pavadėlius pildausi, tai galvoju, kodėl neparodžius ir jums, gal kažkam bus aktualu. Tai kabliukai šiuo atveju yra 6 numerio bus, darysis pavadėlius iš dėlių. Nebūtinas dalykas, bet gali atsimatuoti plaukio ilgio, stoporas plūdininkų, žiedeliai arba silikoniniai šiaudeliai uždėti. Nu ir adatėlė, žirklutės. Čia irgi prie šito valas bus 14. AliExpressas puikiai man veikiantis. Ir ką, pradėkim. Su pirma, gale reikia surišti mažą kilputę. Kilputę mažą, nedidelę, fiksatoriai, kad būtų su paprastu mazgu. Užtempiam šitą, nukerpam likutį. Turim kilputę. Kokio čia mums ilgio reikės, valą, pasiemam atkarpą, nusikarpame, galime aišku iš karto uždėti stoporą, štai taip. Aš šiaip visą laiką darausi iš akies plauko ilgis, tai turiu trumpesnių, ilgesnių, šiuo atveju belę kokį paimkim. Vis tiek susinaudoju. 25. Tai vat kažkur ties tą vietą, kur yra įlinkimas, pasiemame. Ir perlenkime. Paimame žiedelį. Praveriam. Adatėlės pagalba aš jį permetu per tą kilpą, aišku, galima su pirštais, bet pirštai jau nebe tokie. Turime tokį atvejį. Iškart reikėtų pasimatuoti, bet aš nesimatuosiu tikrai dėl ilgio, nes turiu daug jų pasiruošęs įvairiems atvejams. Ir dar surišame mazgą. Mazgas nueina į žiedą. Toks dalykas. Paimam kablį, praveriam kitą pusę, atraukiame. Uždedame kilputę žiedelį. Na ir sulygi geluonim panašiai tokiu atstumu jį paliekame, tempiam valą, kad būtų tiesiai ir vyniojame. Ir keletą apsukimų grįžtume atgal. Galiuką prakišame. Ir viską užtempiame. Štai toks variantas. Dabar dėl ilgio tai aš darausi dėl pavadėlį, nes kad tilptų, šiuo atveju tikrai tilps. Kitą galą pasiemam
perlenkime. Ir čia reikia šitame gale užrišti 8 mazgą. tą apsukame ir aišku, šiek tiek padrėkinti ir užtraukiame. Ir kas lieka, tą nukerpame. Paimame silikoninę apsaugą. Ir užveriame. Kabliukas paruoštas. Nežinau iš tiesų, kiek čia matosi, kaip rišau, nes rišau per akinių kamerą, tai gaunasi toks variantas. Aišku, dabar be boilio, tai virtimas kitoks, bet uždėjus boilį kablys virsta daug tikslingiau. Šiaip su žydeliais ne visą laiką darau, dažnai darau ir su silikoniniais. Gal jeigu bus aktualu, galiu padaryti video, kaip darau su silikoniniais arba iš vis litkorą, kaip darausi. Jeigu kas aktualu, gali pakomentuoti, kažką parodysiu, ką žinau.